jo kelias su mumis, moks tave ir rodys tau kelią, kuriuo turi eiti. Patars tau, lydėdamas tave akimis. Psalmyno 32 skyrius, 8 eilutė. Nuostabus Dievo pažadas. Jis pats lydi mane ir mano gyvenimo kelią. Savo akimis, net ir tai, kokia bus ši diena, priklauso nuo jo. Viešpats yra tas, kuris yra virš visko. Jis yra šios dienos, mano gyvenimo ir visko viešpats. Jei atsiversiu jam, jis kalba mano mintims. Prieš keletą dienų vos nepamiršau svarbaus susitikimo, tačiau jis neleido rankų ir neleido man nurimti, tol, kol galių gale neperžiūrėjau savo susitikimą užrašų. Staiga pamačiau, kad už valandos jau turiu būti sutartoje vietoje. Pažįsta net mano tingumą ir nenaleidžia rankų, tol, kol galių gale neatsistoju ir pradedu daryti to, ką jis liepia. Jis nori vesti mane, priminti man ir saugoti mane, net ir menkiausia smulkmenose, o jo labiau dideliuose reikaluose. Jam svarbu, kad mūsų kelyje būtų kuo mažiau aplinkelių. Todėl jis nori mokyti mus, rodyti mums kelią, patarti mums ir lydėti mus savo akimis. Jis moko mus skaityti Bibliją, tuomet žinosiu, kas yra tiesa, o kas melas. Kai žinai, ko nori Dievas ir kas jam kelia pasibjaurėjimą, tuomet yra išvengiama nemalonų atsitikimų. Pritaikydami jo žodį savo mąstyme bei veiksmuose esame apsaugomi nuo daugelio nuodėmių bei klystkelių. Jis nori parodyti mums tą kelią, jei išmokome regėti jį bei jo darbus, tuomet sugebėsime matyti ir jo rodomą kelią, kurią turime eiti. Jei esame įstrigę silpname tikėjime bei nuolantiniuose klausimuose, galbūt galimas daiktas, tuomet aiškumui niekada neatsiras vietos. Drąsaus tikėjimo, štai ko reikia. Drąsus nusistatymas, tai Dievo darbas, o ne atsitiktinumas. Drąsos pasitikėti jo ir eiti pirmin, žinant, kad jis mus pataisys, jei viską būsime supratę klaidingai. Negi jis galėtų savo vaiką pasitikinti jo, leisti nueiti klystkeliu. Jis patarė mums, jis neįsakinėja kaip koks generolas, bet stengiasi dėl visko pasitarti su mumis. Mes esame kaip draugai ir partneriai. Jis netarė valdingų žodžių ir nesprendžia už mus. Ne, jis ieško partnerių. Todėl mums reikia šiek tiek laiko, kad galėtume priimti sprendimus. Tam mums būtina ramybė, kurioje mes neabejotinai suprastume Dievo ketinimus. Jis lydi mus akimis. Mes galime pasitikėti jo net ir tuomet, jei išgirstame, apsisprendžiame ir elgiamės neteisingai. Net jei esame klaidingame kelyje ar atitrūkame nuo pasitikėjimo, jo vis tiek mus pataisys. Jis stebi mūsų tikėjimą. Sekanti eilutė perspėja, nebūk kaip arklys ar mulos. Tu neturintis proto, kurio nors jis tramdomas žaslais ir kamanomis, nes kitaip jis tau nepaklūsta. Nedorėlis turės daug kentėti, o tą, kuris pasitikė viešpačiu, lydės ištikima meilė. Dėkuoju Jėzau, kad lydi mane savo akimis. Pasitikėdamas tavimi atiduodu tau savo mintis ir žingsnius, kad tu juos nukreitum kartais esu šiek tiek per lėtas, kol suprantu tave ir pradedu tavimi sekti, bet aš noriu. Padėk man visuomet girdėti tave ir klausyti tavęs. Tu galvoji apie mane ir tik gerai. Amen.